Treneri, visų pirma, sveikinu sulaukus antrosios Karaliaus Mindaugo taurės turnyro dienos. Pusfinalis jau visai netrukus. Kokių vakar dienos žaidimo aspektų negalime kartoti mače su Vytautu? Turim pradėti, kaip sakant, užsivedę, daryti tai, ką ruošimės, ką galim, ką mokam. Ir jeigu pavyks truputį atitrūkti, reikia visų pirma neatsipalaiduoti, nes vakar galbūt tas ir buvo. Truputį pradžioje gerai mums paėjo žaidimas ir po to kažkiek trūko agresijos, trūko susikaupimo, tas lėmė, kad mes rungtynių gale turėjom šiokių tokių problemų. Prienų komandoje nėra traumuotų Dylio ir Čepukaičio, ar tai keis jūsų žaidimo taktiką šios dienos rungtynėse? Be abejo, šiek tiek keičia mūsų tiek puolimo, tiek gynybos, kadangi ypač prie pick and rollų, prie visų dalykų, tai be jokios abejonės tai šiek tiek keičia, bet galvojam, kad varžovas dėl to gali būti tik tai dar pavojingesnis mums, dėl to, kad bus maža sudėtis, daug keitimų į gynybą, taip kad čia varžovo dėl to tikrai nenuvertiname. Sėkmės, treneri. Dėkui.